studijuoti Geležinio Vilko komandos žaidėjas. Panašu, kad tas pats Benediktas Žilo, kuris turėjo savo momentą. Nesvarbu, kurie išeina į aikštę, visi kovoja iki galo, iki paskutinių jėgų. Benediktas Žilo, kaip žaidžia, jisai, atrodė jau tokia situacija, kuri jau pralaimėta, bet sužaidžia Benediktas iki galo. Aišku, matau, kad jau dar ir ko gero ir koją pradeda traukti. Labai rezultatyviai komandos išsiskyrė sužaidusios. Čia geras Žilo perdavimus ir štai toks vėl puikus vartininko žaidimas. Danielis Mockevičius atsidūrė vienas prieš vartininką, bet Tadas Šimkus tokiose situacijose gelbsti savo komandą. Dar viena ataka, apsigina. Apsigina Geležinis Vilkas. Benediktas Žilo, irgi žaidėjas, į kurį irgi vertėtų atkreipti dėmesį. Buvo kvietimas ir į rinktinę šio amžiaus Lietuvos. Žaidžia jisai antraminio saugo poziciją, o vertus jis po to tą kamuolį ir praranda, o taip kaip kovoja Geležinis Vilkas, tai turbūt galėtų pasimokyti ir kitos komandos.
Gerai pakeltas kamuolys, smūgis, kamuolys lekia virš vartų, bet nebe Geležinio Vilko uždėjo pagalbos, būtent nuo Benedikto Žilo. Čia žiūrim dar epizodo pakartojimą. Na, buvo ten jau ir kamuolys. Dabar jau visas rungtynes, o čia Žilo. Tikrai gerą įspūdį palieka ir toliau, antrame kėlinyje pasirodęs. Šiek tiek nuėmęs, galima sakyti, darbo iš Motiejaus Vėlučio, komandos kapitono. Turėjo viską, ką sukūrė, tai Geležinis Vilkas, matėme būtent šios rodės po keitimo. Dabar Karolis Kuodis perdamas į baudos aikštelę, bet ten Benediktas Žilo nusileido padėti savo gynėjams ir tą padarė puikiai. Dar viena. Geras keitimas buvo panašu Benedikto Žilo, kuris kontroliuoja situaciją aikštės centre, palieka gerą įspūdį. Dabar sužaidžia Benediktas Žilo, na ir pabando dar ir paspausti, aišku. Sakoma, švarų. Žilo. Ilgas toks perdavimas ir didesnis pavojus, nei kad dabar. Dabar smūgis įvyko, bet vėl laiku ištelta koja ir Benediktas Žilo prie kamuolio, štai be įsibėgėjimo pabandė turbūt pasinaudoti netikėtumo faktorium.
Benediktas Žilo, perdamas į baudos aikštelę, ten Morkus Ukelis kamuolį išleidžia. Žilo. Tai sakyčiau, pagyvino žaidimo antroje mačo dalyje. Labai svarbu, kas kontroliuoja centrą, o būtent centrą kontroliuoja antroje susitikimo pusėje būtent Geležinio Vilko komanda ir prie to nemažai prisidėjo Benediktas Žilo, kuris pasirodė per pertrauką, ne iš karto po pertraukos, nuo pat pirmos antro kėlinio minutės, nuo pat pirmų akimirkų ir matome aktyvų Žilo. Dabar vėl gerai vertino situaciją, bet jau komanda